per tą lietų, per purvyną, per tą vėtrą pilką gaurę, pylė maitrų jauną vyną į geltono stiklo taurę ir lingavom lingų lingų, o ąsotis vis ratu už dorybės nuodėmingų ir už nuodėmę šventų. 1975 metais atėjo jaunimo teatrą režisierės Dalios Tamulevičiūtės mokiniai. Legendinis 10-tukas. Tai Lietuvos valstybinės konservatorijos teatrinio fakulteto 18 laida. Mes dar galim būti viens kitam geni. Per tą lietų, per purvyną, per tą vėtrą pilką. Aišku, didžiausia frakcija tai čia yra kauniečių. Violeta, Dalia, Kristina, Kostas, iš Kauno. Arūnas Vilnietis buvo, vienintelis Vilnietis, ne? Remigijus Vilkaviškis. Fenomenas, kad mes buvom pirmas kursas Daliai Tamulevičiūtei. Ir jos irgi tik neseniai baigusi, dabar važiuoju, jinai visiškai beveik nesiskiria nuo mūsų. Mūsų atėjimas į jaunimo teatrą, taip vadinamo 10-tuko, Dalios Tamulevičiūtės pirmojo kurso lietuviško jos periodo. Tai buvo paruoštas jau. Mes neatėjom į tuščią vietą, o atėjom į labai stiprų kolektyvą iš tikro, į populiarų teatrą, labai mylimą Lietuvos, kur jau tiesiog tikros žvaigždės dirbo, ten sunku ir išvardinti, kur pirštų nedursi, tai buvo žinomas, mylimas artistas. Ir moterys, ir vyrai, kurie buvo sukūrę labai puikius spektaklius. Ir mes patekom į jau paruoštą dirvą, tas teatras jau buvo mylimas. Ir aš dar kartą noriu pabrėžti, kad atėjom su savo spektakliais ir vaidmenim. Tai tas šiek tiek mums palengvino ir iš dalies galbūt suneramino tuos vyresnę kartą, nes, na kaip, mes buvom visiškai nepriklausomi. Turėjom savo spektaklius, niekam nieko. Ir kadangi tie spektakliai buvo gana stiprus, tai savaiminė konkurencija ir vyko. Beje, 10-tuką aš jį pavadinau. Kada pasižiūrėjau diplominius spektaklius dar tuometiniai konservatorijos salėje, jinai kviesdavo mane. Beje, Dalia buvo dar, ir tai yra jos viso charakterio bruožas, jinai buvo visur atvira. Ir niekuomet neslėpė savo auklėtinių, visuomet leido visiems kritikams kalbėkit, ką norit, ten viską galit atvažiuoti, ką norit kalbėti. Jinai nieko šito nebijojo. Priešingai, jinai įsiklausydavo. O prieš tai, neminėsim pavardžių, reiškia, visą virtinę pedagogų juk neįsileisdavo. Mes pamatydavom tos spektaklius tik tai ten tuometinio akademinio ar kokio kito teatro salėje jau publikai. Bet kada ateiti iš anksto, kad galėtume ateiti iš anksto ir pamatyti, kaip repetuojami, kaip dirbama dar prieš tai, tai čia buvo įvykis. Ir kodėl aš apie tai kalbu? Nes tai yra vienas iš esminių Dalios Tamulevičiūtės charakterio bruožų, kuris yra būdingas jai ir kaip žmogui, ir kaip režisieriai. Faktiškai tie du dalykai pas ją yra absoliučiai susiję. Ir kada pasirodė šitas 10-tukas, labai įdomu, kada jie parodė savo spektaklius, čia pas mane yra visokios baudos apie jį prirašyta mano, tai vienas iš, turbūt pirmas straipsnis apie juos buvo 10-tuko paraiškos. Ir taip tas žodis 10-tukas ir įėjo į teatro apyvartą po šiai dienai. Ir ką aš visai neseniai, prieš kokius metus kitus, jau 50 mečius to 10-tuko atseit dalyvius
pavyzdžiui, ten Vydą Petkevičių ir kitus paklausiau, ar atsimeni, iš kur kilo tas žodis. Tai Vydas aplamai toks jautrus, jisai pasimetė, sako, žinai, neatsimenu. Sakau, taigi aš parašiau straipsnį, 10 paraiškos. O kodėl aš parašiau? Dar skubėjau parašyti, nes kaip nekeista, dabar viskas atrodo labai lygiai. O iš esmės tada viskas buvo visai kitaip. Kilo baisios diskusijos dėl šito. Dabar visiems aišku, kad jinai didelė režisierė, kad 10 nuostabus, viskas tvarkoja. Bet nieks neatsimena, kaip buvo iš tikro, viskas buvo daug konfliktiškiau, kaip visuomet gyvenime. Ir kas įvyko? Reiškia, aš išgirdau, kad net kultūros ministerijos atsakingi darbuotojai su aukštaisiais teatriniais mokslais man tiesiai pasakė, sako, kuo tu čia taip žavies, sako, čia saviveikla. Kaip čia yra saviveiklinis teatras, sako. Taip, maivosi, vaidina, kažką juokauja, kažką primena brigadas ten, dar kažką tas būdavo satyrinės ten. Taip. 1975 metais, rugpjūčio 22 dieną, įvyko Nuogi karaliai vaidinimo 2 dalių vadovėlių premjera. Spektaklio režisierė Dalia Tamulevičiūtė, dailininkas Linas Katinas, suvaidintas 184 spektakliai. Tai va, mes atsinešėm 6 spektaklius, iš kurių turbūt seniausias buvo Nuogi karaliai, kuris, taip pasakyčiau, buvo tiesiog vadovėlių ištraukos. Tai buvo, mums visai nerūpėjo, ar tai buvo lietuviška dramaturgija, rusų ar prancūzų buvo šou ištraukos, Baltušio, Čechovo, Gogolio. Va, ir iš tikrųjų aš dabar galvoju, kad komediją vaidinti yra sunkiau negu tragedija. Ir čia Dalios Tamulevičiūtės didžiulis nuopelnas, kad ji mus negailėdama iš karto apkrovė tikrai nepakeliamą naštą. Tai mes vaidinom 3 kurse ir Čechovą, ir Dostojevskį, ir Šekspyrą, o 2 kurse komediją, Vodevilį. Kadangi vaidinti reikėdavo nuogą, o savaime aišku, mes negalėjom savo to leisti, tai tekdavo kažkokius tai įdomesnius moteriškus pantalonus. Apatinės kelnės, kurios nebūtų apatinės kelnės, bet būtų kažkas tai tokio, ant kurio būtų galima pritaisyti klevo lapą simbolinį, kaip Vatikane, kaip Luvre, kaip popiežius pridengi senųjų skulptūrų gėdos vietas. Tai ir mes siūdavom klevo lapą. Tai kadangi diplominiam spektakliam, man regis, Nijolė Oželytė paskolino savo triusikus, taip sakant, su žirniukais. Tokius žali su žirniukais. Ir siūdavom, Kristina, atrodo, Kazlauskų, paskui jau pats, nes labai nemalonus dalykas, reikėdavo prisiūt plonais dygsniukais klevo lapą, gyvą, kuris labai plyšta greitai, bet mums reikėdavo tik tai viena ištraukai. Publika pavargdavo nuo juoko. Jau kažkaip eina ir žinai, kad šitoje vietoje turi reaguoti, o jie reiškia, jau 3 valandas atsijuokia ir jie... Toks va juokas per jėgą. Tada jie tik tai atsigaudavo, reiškia, kai baigėsi, išeina į finalą, pliūpsnis, didžiulis aplodismentų ir ten kol išleisdavo. Kai pradėdavo tos Nuogi karaliai, beveik kokia 12 dienų. O kaip tik būdavo čia šitie visi kažkokie sportiniai renginiai. Vieni metai sutapo su futbolo čempionatu. Ir mums reikėjo suspėti į Braziliją lošę, neatsimenu su ko, į finalą. Tai jeigu ten buvo iki 4 valandų Nuogi karaliai, tai čia buvo Abidalis tilpo į valandą 10. Niekur neišmetant teksto. Tai buvo toks tempas.
ir viskas tvarkoj, tilpom, patys greitai padėjom darbininkams sukraut ir Panevėžy greitai, reiškia, suspėjom į viešbutį ir pažiūrėjom tą finalą. Bet čia yra irgi tam tikra mokykla, reiškia. Nu. 1975 metais spalio 12 dieną įvyko poeto Kosto Kubilinsko pasakos Bebenčiukas premjera. Spektaklio režisierė Dalia Tamulevičiūtė, dailininkas Linas Katinas, muzika Vido Petkevičiaus ir Kostas Morijino. Suvaidinta 142 spektakliai. Vienas iš mūsų diplominių spektaklių egzamino buvo vadinos Bebenčiukas ir kvailutė. Viena dalis iš spektaklio, kurį vėliau antrą dalį padarėm jau būdami jaunimo teatre pagal Jaučio trobelį, pasaką eiliuotą. Tas spektaklis irgi labai ilgai gyvavo, jau mes pradėjom ir Aukšlėtis jį bevaidindami, kokį gerą 10-metį, kaip sakyt, ateidavom sekmadieniais 12 valandą į tą spektaklį, o visko būdavo, vaidindavom tikrai daug. Aš kadaise radau savo senus užrašus, tai išeidavo kažkur 25-23 spektakliai per mėnesį vienam žmogui. Ir kadangi daugumą mes kartu ir vaidindavom visas kursas, bent jau pas pirmus ten kokius 5 metus, tai toks krūvis visiems ir buvo. Iš tikrųjų, taip gyvuliam vaidinti reikia tam tikros drąsos. Kai būdamas jaunas, tas visai nesunku dar, jeigu bijai dėstytojo ir jis tau liepė, tai tu uodas ir esi. O dabar, kai čia išeiti kokiam akademiniai scenoje, staiga ten būtų gal kažkoks komplekso momentas. Tai ten teko man vaidinti karvę ir tikrai labai nesisekė tą karvę repetuoti, aš visiškai nežinojau, karvė ir karvė, patys pasiskirstėm vaidmenius ir negalvodamas pasakiau karvė ir galvojau, kad visi pasijuoks ir baigsis. O gerai, Remis karvė. O ką daryti? Dainelę ten Kostas Smoriginas su Petkevičium parašė. Ir aš iki pat paskutinio išėjimo akademinio dramos teatro scenoje, dabartiniam Rusų dramos teatre, taip ir nežinojau, kaip aš išeisiu. Ir 4 vaikščiau, nesako, čia šuo, tu šunį gerai darai, čia karvė. Ir prieš pat išėjimą jau publika sėdi, mūsų tas atskambėjo pirmos dainos, pamenu, kas ten išėjo, ta Našlaitėlė, 3 sesutė, kažkaip ten durnelė ir karvės išėjimas, pirmie akordai. Ir staiga, taip man kaip topt galvon, ir aš nežinau, ar čia kamera, ir staiga tokią poziciją padariau, tiesia nugarą, ir taip dainuodamas išėjau. Ir girdžiu ošę salėje, juokas, galvojau pataikiau, bet nugarą skauda, biškį pertempiau kažkaip. Beveik kiekvieną sekmadienį mes jį vaidindavom ir jau nemažą laiko tarpą, ten Kostas jau būdavo ir su ūsais Bebenčiukas pas mus, nes jam reikėjo kažkur filmuotis. Bet vėlgi, kažkoks, reiškia, pateisinimo momentai, ten įneždavo, reiškia, į tą, vis tiek priimdavo žiūrovas net tokius dalykus. 1975 metais lapkričio 29 dieną įvyko Antono Čechovo vienaveiksmių pjesių Traikas per prievartą premjera. Spektaklio režisierius Gytis Padegimas, dailininkas Vladislavas Žilius, kompozitorius Mindaugas Rubaitis. Suvaidinta 29 spektakliai. 1975 metais į mūsų teatrą, baigęs režisūros mokslus, atvažiavo Gytis Padegimas.
Ir jis savo diplominiam darbui nutarė statyti Čechovo 3 vadovėlius. Tai reiškia, įėjo taip, reiškia, apie tabako žalą, tragedijos per prievartą ir Gulbės giesmė. Kada eidavo žiūrovai, pradžioje eidavo filmas, reiškia, foje 7 minučių. Paskui buvo įstatyti to Svetlavydo visi rūbai kaip jubiliato. Prie durų stovėjo Marija Žacinaitė, mūsų kontrolierė, ji buvo aprengta tokiais klasikiniais rūbais, plėšė bilietus su visokiais komentarais. Ir tragikas per prievartą didžiausią grabą man padarė. Aš pilnas pridėtas visokių iš miesto grįžtų, pripirkęs visokių prekių. Aš taip apkrautas vos gyvas, įeinu ir dar grabas ant pečių įeinu į savo namus. Ir ten sėdi Muraškino, vaidino Karolis Dapkus. Labai ramaus charakteris tokį vaidino, tokį pasišaipydavo iš man ir mano didžiausi monologai. Ir aš ten atsimenu, jam pradedu atsisėdu ir pradedu pasakoti, Dieve, koks sunkus gyvenimas man. Aš vos gyvas ir dar šitiek paketų turėjau parnešti iš miesto ir pradėjom skūstis. Įsimiegot negaliu, nes ten už sienos dainuoja visokie dainininkai. Mes gyvenom vasarnami. Ir veda mane išprotėjimą. Per visą šitą spektaklį aš einu lygiai išprotėjimo. Skundžiasi visokiam nelaimėm toliau ir paskui atsimenu, jau gale spektaklio man taip čia suveikė, kad aš pradėjau trokštų kraujo. Kraujo trokštum, kraujo. Ir Muraškinas įsigandęs nuo mane bėga, o aš su peiliu jį vejuosi. Nu, taip užsibaigdavo šitas vadovėlis. 1976 metais, vasario 28 dieną, įvyko miuziklo Ugnies medžioklė su varovais premjera. Teksto autorius Saulius Šaltenis ir Leonidas Jasenevičius, kompozitorius Giedrius Kuprevičius, spektaklio režisierė Dalia Tamulevičiūtė, chormeisteris Povilas Keblikas, scenografas Linas Katinas, suvaidinta 185 spektakliai. O su Dalia susipažinau, kas ten, palauk, ten pradėjo kybinti mane ar Jasenevičių muziklą, tą pirmą lietuvišką, ten tadagi muzika, kas ten Žilys, nežilys, paskui dar kažkas ir kas ten Sluckaitė įrašai. Nu ir pamačiau tokią sėdį, tokią mergaitę, taip labai daug rūko pirmas įspūdis toks ir barsto pelenus. Ir nuo tos Ugnies medžioklės su jaunaisiais aktoriais buvo kažkoks labai smagus gyvenimas. Ir pats tas rašymas, prisipažinsiu, aš pusę rankos, reiškia. Kai dviese rašai, tai visadas kompromisas, su Jasenevičiu mes rašėm, tai dvigubai prasčiau, niekados negalima daryti kolektyviai. Bet vis tiek, kada kažkas išėjo, žiūriu kažkokias dainas, važiuoja dviračiu kažkur kaime mergaitė, kregždutės dainuoja. Tai kažkas išliko, dabar Padegimas, mačiau, statė, bet ten absoliučiai ne tą pusę, ten visiškai ne tas muziklas, ne ta nuotaika, kaip buvo anksčiau. Tai... Ugnies medžioklė, kur viskas buvo įrašyta, tai buvo absoliučiai neįdomus dainavimas, už tai, kad viskas įrašyta, gali žiovauti ir supranti, žmonės nieko nesupras, kas ten kur padėta.
Man yra brangus tada spektaklis, kada aš spektaklyje matau aktorių kūrėją. Toks jausmas, kad kūrė jisai pats scenoje. Kad jis jaučia lygiai tokią atsakomybę už spektaklį, kokią jaučia režisierius. Tai man atrodo, tas yra svarbiausia ir todėl nuo kino skiriasi teatras. Jeigu kinas užfiksavo vieną momentą ir įrodo, tai teatre, jeigu aktorius bando pakartoti taip pat, kaip jisai vaidino praeitą spektaklį, tai iš karto eina smukimas žemyn. Todėl, man atrodo, mūsų teatre yra svarbu ir improvizacija. – 1981 metais vasario 29 dieną įvyko kompozitoriaus Osvaldo Balakauskio miuziklo Komunarų gatvė premjera. Teksto autoriai Sigitas Geda ir Saulius Šaltenis, spektaklio režisierė Dalia Tamulevičiūtė, scenografas Galis Klyčius. Suvaidinta 29 spektakliai. Troškau laimės šeimai, vaikams, kaip vanduo, sekundės paskutinės, atsisveikinkim visiems laikams. Lazdinėlį, lazda, tu žydėk lėčiau, šitokio gražumo niekad nemačiau. Norėjusi kalbėti į kalbą, kurią mėgsta, supranta šiuolaikinis jaunimas, tai yra šiuolaikinio miuziklo kalba. Bijau, kad ne visai man pavyko tai padaryti. Be abejonės, savotiška problema buvo ir režisūrai sujungti grupę autorių į spektaklio formą, į galutinę koncepciją, taip vadinamą. Ką režisierė stengiasi akcentuoti šitoje tematikoje ir kokie kilo savotiški specifiniai sunkumai perkeliant tokią muzikinę formą mūsų teatre? Aš stengiausi tai, kas yra padaryta autorių, o man atrodo yra padaryta visų trijų labai daug, ir Sigito Gedos, ir Sauliaus Šaltenio, ir Osvaldo Balakausko, visų jų trijų darbą tokį įdėtą milžinišką apjungti į vientisą, kad gautųsi iš to spektaklis. Nežinau, kiek tas pavyko, bet dirbti man buvo labai įdomu, nes tema iš tikrųjų labai netikėtai pateikta yra. Veikalo problema, man atrodo, žmogiškumas. Žmogiškumas tų metų, šitų revoliucinių įvykių žmogiškumas. Pati forma man rūpėjo, kad būtų kiek galint poetiškesnė, sykiu simboliška, nepražudant ir konkretumo, ir abstraktumo, sulydyti į vieningą visumą. Aš bandžiau tą savo tokį, kaip čia sakyti, jaunesni buvo durnesni, ten kiti ir į partiją stodavo. Aš visą žingsnį mes su Dalia pasikuždėdavom apie tai, kas dedasi, kas tose partynėse, kokie ten KGBistai. Ir man ateidavo Sauliau, tu ten nešnekėk, matyt kažkas, koks ten, Sigismundas Šimkus ar kas, ką reiškia, ten kažką reiškia, ten sakydavo. Ir aš, žinoma, nekursydavau, bet ką galima padaryti, ką galima tokia tenai, pamenu vieną kartą, sako, Sauliui, negaliu, mane spaudžia, reikia ką nors tenai, tai ką ten Gedą pakvietė, ten Komunarų tą gatvę, reiškia, ten, kas ten kompozitorius, vadinamas Pylėvas atpilti, reiškia, tai. 1978 metais rugsėjo mėnesį įvyko Lietuvos jaunimo teatro gastrolės Maskvoje.
Spektakliai buvo vaidinami Konstantino Stanislavskio vardo teatre. Buvo parodyta 7 pjesės. Rugsėjo 18 dieną į Konstantino Stanislavskio dramos teatrą gausiai susirinko sostinės žiūrovai, kultūros ir meno veikėjai, kritikai, centrinių laikraščių atstovai. Nugriaudėjo plojimai, kai į sceną pakilo žinoma režisierė, teatro teoretikė ir pedagogė Marija Knebel, nuoširdi lietuvių meno bičiulė Dalios Tamulevičiūtės, Povilo Gaidžio ir kitų režisierių auklėtoja. Paskutinę gastrolių dieną TSRS kultūros ministerijoje įvyko nuoširdus pokalbis, kur buvo aptarti gastrolių rezultatai. Pažvelgta į teatro ateitį. Aptarime dalyvavo Konstantinas Stanislavskio dramos teatro vyriausias režisierius, TSRS liaudies artistas Andrejus Popovas. Teatro žurnalo atsakingas sekretorius, menotyros kandidatas Michailas Svitkojus. Jaunimo teatro spektakliai Maskvoje buvo įvertinti labai gerai. – 1978 metais vasario 28 dieną įvyko Sauliaus Šaltenio pjesės Jasonas premjera. Spektaklio režisierė Dalia Tamulevičiūtė, scenografas Galius Klyčius, kostiumų dailininkė Filomena Linčiūtė, kompozitorius Juozas Širvinskas. Suvaidinta 100 spektaklių. Atsirado Jasonas. Tai man tai kažkoks buvo Jasono kažkokia ta kažkokia užprogramuota prieš, ne tai, kad toks, reiškia, toks atviras, disidentinis kažkoks judėjimas, bet ten žmogus toks, reiškia, per, ne jis atvirai rėkia, reiškia, ne jisai tenai prieš tą valdžią, bet kažkaip, reiškia, tokia, lyg ir sąžiningai orientuoto žmogaus tema su visais žmonėm, kiek tenai jisai susitinka ir žmogų iš Vajasiškio ir per visus žmonės kažkaip taip yra ta, gal labiausia nuo čia ir atsirado kažkokia mano ta tema, tokia su pozityvas į žmogų. Atrast kiekviename, gal tau net ir nepatinkančiam kažkokių gerų bruožų ir kažkaip, ir atrast bendrą kalbą kažkokią. Va tokia, tai šita pjesė man labai daug davė. 1978 metais, balandžio 300 dieną, įvyko poetas Violetos Palčinskaitės pjesės Andrius premjera. Spektaklio režisierius Gytis Padegimas, dailininkė Dalia Mataitienė, kompozitorius Anatolijus Lapinskas. Suvaidinta 51 spektaklis. Aš nevertas švelnių tavo žodžių ir to ežero pilno žvaigždžių. Aš toks vienas, velnioniškai vienas, pasiilgęs aušrinės, sodžiaus giedorių gaidžių. Tai va, kalbant apie Andrių, tai čia visa kebeknė buvo ta, kad kai paskirstė vaidmenis ir staiga žiūriu, kad tas Andrius aš Andrius. Ir žinoma, kai perskaičiau pjesę, vaikas 10-11 metų, o mes jau 30-mečiai,
tai pasidarė kažkaip nelabai smagu. Šiaip tai Andrius man tai labai artimas pagal mano vaikystę, už tai, kad aš irgi tėvo neturėjau. Ir tie kitų vaikų klausimai, kur tavo tėvas, kur tavo seneliai, viskas tiesiai surašyta. Ir čia Palčinskaitė tiesiog talentingai viską taip sudėjo į savo vietas, būtent va to vaiko psichologijai tam viskam. Žinoma, sunku buvo, labai sunku buvo vaidinti. Žinoma, ten pats smagiausias vaidmuo, tai atsimenu, būdavo šito Lumpėnas. Arūnas Storpirštis vaidino. Tai jis ten jau taip jau užsiliedamas jau. Nu, mažai ką veikia, tai jis toks peraugęs buvo, toksai ten chuliganas, žodžiu. O jo tėvai, Jakšys vaidino, Didžgalvytė atrodo. Galvoja, kad jis mamytės sūnelis, toksai labai geras mūsų vaiko tiesiog, jis išėjęs į gatvę, jis banditas paprasčiausiai. Labai gražiai vaidino Vilkaitis, Vikis buvo toks zuikis. Visko bijosi, bet visko norisi, ir draugystės, ir šiaip kiaulyščių pridirbo man. Paskui labai gražiai man tos visos scenos su Jana labai šiltos. Štrimaitytė vaidino Janą. Jana, toli pagesneri Jana. Nu ką, Andrius. Padegimas čia padirbėjo iš peties ir svarbiausia, kad Palčinskaitė sėdėdavo. Padegimas mėgdavo užsižaist. Ir tada atrodo viskas taip ištįsta. Bet paskui kažkaip taip susidėliojo ir viskas. Nei ten ilga, nei ką. Tai dekoracijos buvo pritrenkiančios. Dalios Mataitienės buvo visa scenografija. Tai kai tik tai atsidarė scena per premjerą, tai pirmiausia profsąjungos rūmuose mes vadinom, tai pirmiausia plyšo salė plojimais už dekoracijas. Tai buvo fantastinės dekoracijos. Tūkstantis 978 metais buvo pastatytas labai gražus, muzikalus, spalvingas spektaklis Šokių mokytojas. Jis statė Nataša Ogai. Premjera įvyko Panevėžy, nes tuo metu mes gastroliavom ir repetavom. Nežinau, iš kur pasklydo Panevėžyje tas garselis, kad labai gražus spektaklis, muzikalus, spalvingas, gražus. Na ir mums reikėjo pradėti spektaklį ir iš čia mus stabdo, kad palaukit truputėlį, nes įvyko labai nemalonus dalykas. O nemalonus dalykas buvo toks, kad jau žiūrovai nebegavė bilietų, į spektaklį išdaužė kasos langą ir labai daug žmonių sulipo tiesiog pro tą langą. Buvo iškviesta to laikų milicija. Nataša Ogai pasirinko labai gerus aktorius. Pradėsiu aš nuo Rimanto Karvelio vaidino, Bagdonas, Pleškytė, Girdvainis. Aš vaidinau spektaklyje Florela. Jaunutė tokia naivi mergaitė, žodžiu, įsipainiojusi į intrigas. Pleškytė darė ten tas intrigas labai gerai su Bagdonu, o mane buvo įsimylėję du vyriškiai, tai Bagdonas ir Girdvainis. Aš dabar tų vardų neprisimenu, vaidmenų vardų. Bet taip pat ir sukosi viskas apie tą meilės trikampį ir dar ten daug tokių vis tokių kaišėjo pagalius. Šokius statė labai garsus specialistas Borisas Moisejevas. Jis mokėjo taip uždegti, įvesti į tą ritmą, į tą muštras buvo, nežinau, mes ten būdavom visi šlapi po tų repeticijų, aš nekalbu apie tranažus. Labai reiklus. Ir kas matosi jo kūrybinėje biografijoje, kad jis pats savo labai yra reiklus. Man buvo labai smagu su juo dirbti. Labai. 1979 metais iš Kauno dramos teatro sugrįžta režisierius Eimuntas Nekrošius. Žodyje dalė viskas telpa, ir rūpestis, ir pagarba, ir, man atrodo, ir tas mūsų toks tarpusavio supratimas. Aš esu dėkingas Daliai Tamulevičiūtei pirmiausia už tai, kad jinai mane pastumėjo į režisūrą. Jeigu ne jie, aš nežinau, ar būčiau režisierius, ar aplamai dirbčiau teatro sferoje,
Bet jin davė man pirmasias pamokas ir pirmą supratimą ir uždegė tokį kaip azartą užsimėtė režisūrą. Ir jos dėka aš išvažiavau į Maskvą ir baigiau režisūros fakultetą ir po to dabar vėl dirbu jaunimo teatre. 1980 metais, gruodžio 30 dieną, įvyko pjesės Kvadratas premjera. Literatūrinė redakcija Sauliaus Šaltenio pagal Valentinos Jelisejevos dokumentinę apysaką O buvo taip. Spektaklio režisierius Eimantas Nekrošius, scenografas Adomas Jacovskis, kompozitorius Faustas Latėnas. Suvaidinta 315 spektaklių. Tavo balsas, mano namai. Brangioji, tavo balsas, mano tėvynė. Brangioji, tavo balsas neša mane kaip upė. Ir aš visai nebijau nuskęsti. Brangioji, tavo balsas, mano namai. Tavo balsas, mano tėvynė. Tavo balsas neša mane kaip upė. Ir aš nebijau nuskęsti. Tai buvo kalėjimas, veiksmas vyksta kalėjime. Ir kadangi pati gimiau į Sibirį ir kalėjime, tai tie traukinių dundesiai, jie kažkaip atgamindavo vaikystę. Ir aš atsimenu, daug kartų per spektaklį tu tiesiog tavo kažkaip mintys palikdavo sceną ir tas galvoju, kad emocionaliai tas duodavo vaidmenį tokio, kaip sakyti, tikrumo, galbūt tokio stop kadrų, tokių apmąstymui, ta prasme, nes aš atsimenu, mes grįžom iš Rusijos, Maskvoj, galbūt Kirovo, ar ten, nežinau, kokia ten stotis, aš dar buvau maža, su lagaminais, va, kaip ir šitam spektaklį, su tais lagaminais, sakau, labai tokių sąsojų kažkokių tai. Ir mama mane pririšo prie tų lagaminų, pati ėjo bilietą pirkti į kasą. Aš kaip dabar prisimenu tą sceną ir va, ta scena Kvadrate irgi bandžiau tą truputį kažkaip tai, kai jinai įeina į tą kalėjimą ir vaidindavomės premjerai profsąjungų rūmuose ir iš tikrųjų atmosfera buvo tokia nyki, nes ir tos Adomo dekoracijos, kažkokia tuštuma, nykuma. Tu mažas žmogeliukas, toj didelė erdvės, ta scena tikrai tokia nejauki ir didelė buvo ir tam spektakliui labai tinkanti. Ir tas jausmas, kai tu sėdi, toks mažas tam pasauliui. Ir galbūt tam spektaklį tokių kažkokių labai daug asociacijų, tokių tikrų, žmogiškų, labai jautrių. Ir ta cukraus scena, aš atsimenu, irgi būdavo tokia, buvo tokių spektaklių, kada Kostas verkdavo, ir aš verkdavau, ir Janina turbūt, nes tai buvo ant tiek emocionaliai paveiki, ne tik žiūrovam, bet ir tau pačiam, kaip aktoriui. Ну,
truputį šilko, madmozel tylėjo, aidėjo triukšmas, lėjos kvasas, triukšmavo siautė ten be galo, Paryžiaus visas Montparnasas. Atleiskit už aprašymą tokias dvokterį, už eilėjimą atleiskit naują, bet labai sunku Paryžiui moteriai, jei moteris neparsiduoda, o tarnauja. Vytai, jūs parašykit patys, jūsų entuziazmo, draugai, jūsų jaunystė, jūs matysit savo darbo rezultatus ir dabar tokiu sudėtingu politiniu laikotarpiu, kada tarptautinis imperializmas ginklavimas ir žymas, draugai, jūs matysit savo darbo rezultatus. Dabar prisimenant tą tokį gražų mūsų draugavimą su sportininkais, mūsų iškiliais, pagrindinis argumentas būdavo jiems, kad aš sakydavau, kad mums reikia būtinai susitikti, pabendrauti. Būdavo tai, kad ir jiems, ir mums reikalingas žiūrovas. Be žiūrovo niekas nevyksta, nei varžybos, nei spektakliai. Žaidėm su krepšininkais futbolą, o su futbolininkais krepšinį. Tai buvo vienintelis būdas, būtų absurdas, žaisti su futbolininkais futbolą, su krepšininkais krepšį. Futbolą teisėjavo vienas iškeliausių Lietuvos aktorių, mano galva, Henrikas Kurauskas. Kas dar smagu, kad mes visuomet tardomės prieš rungtynes, kad durniuokim viską žiūrovui, apie kurį mes taip rūpinamės, ir viską darykim taip, kad būtų toks šou. Bet azartas pagaudavo ir į kaulą duodam, ir krepšinėje tempiam ne tik už marškinėlių, bet ir už apatinės kūno dalies, žodžiu, labai karštai žaidėm. 1981 metais, kovo 22 dieną, įvyko Aleksandro Chmeliko komedijos O vis dėlto jis sukasi premjera. Spektaklio režisierė Dalia Tamulevičiūtė, scenografė Nadežda Goltejeva, kompozitorius Feliksas Bajoras. Suvaidinta 126 spektakliai. Atsirado toks spektaklis, o vis dėlto sukasi. Ten toks kaip ir klasė yra, netitinkantis visų tarybinio mokinio kanonų mokinys ten buvo, kurį man reikėjo vaidinti, bet lik ir pjesė nieko, bet jinai tokia komedinė daugiau reiškia žanro, ne, bet jinai lietė tais laikais labai uždrausta tą anapusinį reiškia kažkokį pasaulio, tos reiškinius, kur čia reiškia žmogus paima, sugalvoja apie tas ateivius, apie lėkštes, mokinys ir lyg ir toks komedinė medžiaga, bet mes taip kažkaip benagrinėdami taip išvedėm, kad finale visi taip labai gražiai susimastydavo. Tuo labiau, kad tenai jisai staiga ir mūsų akivaizdai kažkaip taip sako, aš tada, ten vis tiek konfliktas išlieka su mokytojais, tai jisai sako, aš tada jeigu taip, tai taip ir išskrysiu. Neslėpsiu, kad pastaruoju metu jūsų sūnaus elgesys mums kelia labai rimtą susirūpinimą. Visų pirma, jokis pastoviai vėluoja į pamokas. Koks niekšas, Sako, va, koksai niekadėlis. Tęskit, prašom, draugs direktoriui.
Nežinau, kaip jums čia paaiškinti. Ar jūsų sūnaus tiesiog nepažavota fantazija, ar tiesiog paprasta chuliganizmu, bet štai jau kelios dienos, kaip jūsų Vasė kvaršina visai mokyklai galvą dėl kažkokios skraidančios lėkštės. Tuoj tu man įskrisi. Aplink orbitą. Tuoj tu man keliausi į kitas planetas. Kelnės maukis. Kaip? Kelnės aš tau sakau maukis. Vasė, apsimauk kelnes! Tučto jau Vasė, apsimauk kelnes! Pasiraminkite, išgerkite vandens, draugas, savo sveikas. Gerai, tada prisiminkime tą keistą reiškinį Petrą Zavodskį, kada tūkstančiai žmonių danguje pamatė lėkštę ir mokyklą šnekėjom, visi šnekėjo, taip lėkštė buvo, taip. Žurnalistas buvo. Rašė įvairius straipsnius į laikraščius. Paskui susidomėjo keistais objektais. Palėpėje įsikūrė observatoriją, nusipirko teleskopą, kiekvieną vakarą sėdėdavo ir žiūrėdavo į dangų. Paskui. Paskui, kaip visada, atėjo vieną vakarą į savo observatoriją ir staiga dingo. Kaip tai? Dingo. Išnyko draugė su teleskopu. Siaubingi dalykai. 1981 metais įvyko rusų dramaturgo Vadimo Korosteliovo pjesės Pirosmani premjera. Literatūrinė redakcija Saulius Šaltenio, spektaklio režisierius Eimantas Nekrošius, scenografas Adomas Jacovskis, kompozitorius Algirdas Martinaitis, suvaidinta 213 spektaklių. Buvo paskelbtas, reiškia, tarybinių pjesių festivalis. Ir, aišku, kiekvienas teatras turėjo dalyvauti. Jaunimo teatras taip pat. Atsimenu, Nekrošius pasižiūrėjo iš to sąrašo, kas buvo pateikta ministerijos. Ten buvo, grinai tokie sovietiniai visokie veikalai. Ir jam užkliuvo akis už Pirosmanį. Jis perskaitė tą pjesę, sako, labai prasta pjesė. Sako, nežinau, kažką reikia daryti. Bet jau vis tiek, bent jau apie dailininką. O jau čia apie dailininką jau medžiaga tokia, kad jau kažką galima padaryti. Ir mes pradėjom repetuoti. Pradžioje mudu su Bagdonu, aš buvau sargas, o jisai Pirosmanis. Visokių etiudų mes darėm, taip sakant, visas kryptis, visokiausias. Bandėm kažkaip prikelti tą pjesę. O mano vaidmuo ten iš viso buvo porą sakinių. Aš ateinu prie soliuko, ant kurio guli girtas Pirosmanis, girtas dailininkas. Ir sakau, čia ne vieta miegoti, ir maršis čia, ir viskas. Aišku, kad iš tokių dviejų frazių nepadarysi vaidmens. Mes repetavom ir paskui Nekrošiui geniali mintis atėjo. Sako, o jeigu taip sakant, perskelus Pirosmanį į du žmonės, tarsi kūnas ir siela. Ir ta mintis labai mus visus užkabino, pradėjom daryti, žiūrim, kad visai neblogai gaunasi. Visą laiką repetavom, nenaudodami nei vieno Korostuliovo pjesės žodžio. Bet artėjo jau premjera, Nekrošius žiūri, sako, vis tik į galą įtampa krinta ir jau gali žiūrovai pradėti, kaip sakant, krutėti kėdėse, nes jau nėra to įdomumo. Tada pasikvietė Šaltenį, Šaltenis pasižiūrėjo mūsų repeticijas. Man atrodo, kad per naktį jis parašė tekstą, kurį Vladas greitai labai išmoko. Aš ir likau, kadangi sargas, kuris gali būti nebylys ir kartu tarsi siela, likau be žodžių. Užeik, svečias būsi. Bet kas daug iškentėjo, tam Dievas visuomet atlygins. Su kaupu.
Paryžius gražus miestas. Ir aš būtinai, jeigu Dievas duos, nuvažiuosiu į Paryžių ir parodysiu prancūzams savo paveikslus. Niko, 56 sukako, o žmogum taip ir netapai. Laikraštis parašė. Nikolajus Pirosmanašvilis ir jo paveikslas. Skaityk. Sušalęs, todėl tavo akyse žvaigždės mirga ir avys išblaškytos laksto. Giedokit! 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 Tūkstantis 984 metais, rugsėjo mėnesį, Jaunimo teatras buvo pakviestas dalyvauti tarptautiniame teatro festivalyje BITEF, kuris įvyko Belgrade. Tai festivalio prezidentės Miras Trailovič nuopelnas. Jie atvykusi į Tarybų sąjungą ir peržiūrėjusi įvairių teatrų spektaklius, pasirinko būtent jaunimo teatro spektaklius. Tai Vadimo Korostėliovo Pirosmani ir Sauliaus Šaltenio Škac mirtie visados škac. 1982 metais, rugsėjo 23 dieną, įvyko naujų teatro rūmų atidarymas Arklių gatvėje numeris 5, buvusiuose Oginskio rūmuose. Svarbiausia, kad mes neprarastumėm to žiūrovo, kurį turėjom visus tuos metus. 1982 metais, rugsėjo 3 dieną, įvyko kompozitorius Kęstučio Antanėlio rok operos Meilė ir mirtis Veronoje premjera. Libreto autorius Sigitas Geda, režisierius Eimantas Nekrošis, scenografas Adomas Jacovskis. Suvaidinta 163 spektakliai. Aš jau ten turėjau vaidmenį, ten tos paštininko, dar ten kitų Grigorijaus teisingai pačioj pradžioj. Ten tas, kur tos peštynės, kur kyla pati pradžia. Tai kada sužinojom, kad bus spektaklis gyvas ir choras gyvas ir viskas, tai čia buvo toksai pakilimas, kad oho. Žinoma, buvo dvi poros, Smoriginas ir Podolskaitė, ir paskui Bareikis Kazlauskaitė. Ir mes taip pasitarėm su Matekonyte Janina, įsiprašyti į šitą spektaklį. Ir Eimis labai geranoriškai sutiko, priėmė, be jokių problemų. Ir mes dainavom. Tai man teko malonumas
ir tiesiog, pasakyčiau, garbė, kad mes tam pirmajam rock operos variante 16 spektaklių turėjau asmeniškai. 9 mėnesius repetavom, dainavom, mokėmės dainuoti, klausėm visokius spiritualsus, soul, ten visi šituos, negrus visus, kaip reikia kvėpuoti. Nu, bajoras, tai čia aš jam lenkiu prieš jį žemai galvą, sako, nedainuokit priebalsių, balses dainuokit. Priebalsiais turi tik tai savaime, tik tai tur, kaip žirniai, nubėgti. Balses dainuokit. Nereiks sakyti, karvė, o karvė. Ir viskas, supranti? Tas žodis visai kitaip skamba ir gyvybė jame visai kita. 1983 metais spalio 15 dieną įvyko Čingizo Aitmatovo ilga kaip šimtmečiai diena premjera. Inscenizacija Grigorijus Kanovičius. Spektaklio režisierius Eimantas Nekrošius. Scenografas Adomas Jacovskis. Kompozitorius Faustas Latėnas. Suvaidinta 124 spektakliai. Pamenu, kad pagal Aitmatovą ten reikėjo kažkaip ten gelbėti, kas ten kultūros ministerija kažko prisikabino. Nu, Stalino portretas padėtas, Stalinas mirė ten. Tai sakau, padarom geriau, kam tiesiogiai, uždedam garsiakalbį kokį ir Suliko paleidžiam. Ir va netiesiogiai, ir iš tikrųjų tai teisingai, reiškia. Ne į akį reikia durti, bet visos teatre metaforam iš šono. Kalbant apie Čingizą Aitmatovą ilgą kaip šimtmečiai diena, mes su juo daug gastroliavom, važiavom ir Jungtinės Amerikos valstijas, tai toks tikrai stiprus, visų pirma, prozos kūrinys, kuris paskui buvo inscenizuotas, mums truputėlį galbūt kiek svetima, tai azijietiška tokia mankurtų tema, bet faktiškai jinai yra bendražmogiška ir jinai suprantama visiems. Kada mes gastroliavom ir Jungtinėse Amerikos valstijose, visi suprato, ir čia vežėm ir į Maskvą, ir labai daug gastroliavom. Man atrodo, tai čia toks buvo vienas iš rimčiausių Eimanto Nekrošiaus darbų. Mano ten vaidmuo toks nedidelis. Visų pirma, žibėjau palto, aš ten, tas paltas buvo, reiškia, tai skaityk, ar tai ne kokio nors Rimdžiaus, ar tai, žinai, dizaineris Tatkevičiaus, bet jau ten mažiausiai Kardaino, žinai, toks tas paltas. Bet vieną minusą turėjo tas paltas, atsimenu, kai vasarą vaidindavom, ar Hjustone, ar 30 laipsnių karščio, buvo labai storas ir labai karštas. Tokie atsiminimai. Ir be abejo, aš skaitau, kad tai yra vienas iš gražiausių Algio Latėno darbų šitam spektaklį. Ten viskas buvo, kaip visuomet pasiėmė, sustyguota, viskas buvo motyvuota, visi vaidmenys paruošti, bet va tokie kapitaliniai, tokie monumentalūs darbai, tai aš skaitau, kad vis dėlto tai yra Algio toks beneficas, tikrai labai rimtas jauno žmogaus darbas. Jaunas žmogus ir kažkaip nesupranti, kaip šie režisieriai, nes pradėjo ir Dalia Tamulevičiūtė, ir Reimontas Nekrošius. Kartu iš pradžių mes repetavom ir galvoju, palauk, kaip čia dabar tau, kodėl jie tau čia davė tą vaidmenį ir svarbiausia, tu sakai, palaukit, nu kaip čia. Ir nieks nesako, nei Dalia Tamulevičiūtė, nei Eimantas. Nu, repetuojam, sako, repetuojam. Na ir kažkaip mes ten sukom, vis tiek aš galvoju, man reikia. O tema ten buvo dar, reiškia, vienos novelės apie mankurtą. Mankurtas tai reiškia, kažkokia savo atminties praradimas, kai uždėdavo tam piemeniui šitą odą šitą šviežią, tik papjauto gyvulio. Ir jinai bespausdama, džiūdama, suspausdavo žmogui
arba jaunam tenai berniukui ten konkrečiai. Ir bespausdama galvą kažkaip žmogus ištrindavo tie skausmai, ištrindavo atmintį, ištrindavo, kas tu toks. Tai nuo to ta frazė atsirado gal iki dabar net, mankurtizmas. 1983 metais, gruodžio 28 dieną, įvyko Koleno Higginso ir Žano Karjero pjesės Haroldas ir Modė premjera. Spektaklio režisierė Dalia Tamulevičiūtė, scenografas Adomas Jacovskis, kostiumų dailininkė Filomena Linčiūtė, kompozitorius Faustas Latėnas. Suvaidinta 283 spektakliai. Tai kodėl jūs nestatot Haroldo ir Modės, taigi jūs turit gatavą Modę? Paskui man papasakojo viską. Tai susirado Dalia pjesę iš Maskvos, atsiuntė, perskaitėm mes, na ir kągi, pasirodė labai įtartina pjesė. Niekam iš mūsų negalėjo ateiti į galvą mintis, kad tokią pjesę galima daryti Lietuvoj. Būsim nesuprasti. Išoriškai taip atrodo, sena moteris, jaunas vaikinas ir taip toliau. Kažkokia intriga ne ta ir taip toliau mes nedaugiai iki to. Ir Dalia pasakė, aš dirbsiu. Ir pradėsim nuo to, koks buvo pats pirmas variantas. Tai vėl grąžino mane per nevalę, kaip ir pagalvojai, atrodo rezultatas paskui kažkoks gavosi. O kelias nepaprastai sunkus buvo, nepaprastai sudėtingas, nepaprastai sunkus. Bet ką, pradėjom dirbti. Haroldai keitėsi, mergaitės keitėsi, daug kas ten keitėsi ir Modės buvo kelios ir likau aš viena rezultate. Dabar aš jau galiu taip šnekėti, kadangi čia vienam spektakliui lyg tai 2 spektakliai. Vienas čiutne komedija absoliučiai, kur Kristina Kazlauskaitė dirbo mergaitės, labai talentingai, labai gražiai, nuostabiai dirbo mergaitės, 3 mergaitės, 1 aktorė. Čia buvo genialus sumąstymas. O kita Kristina dirbo motina. Tai čia tas vienas pasaulis, o jau Haroldai ir Modės visai kitas pasaulis. Ir man būdavo tokia sunki užduotis, kai Kristina, būtent aš kodėl pabrėžiu, talentingai, puikiai pakelia į tokią aukštumą, kur žiūrovai jau visi atsipalaidavę, juokiasi, žvingaliauja, o po to staigiai reikia per sekundės, net ne per minutės, persiorientuoti jai į kitą lygmenį ir staiga drama. Ir dar aš turėjau nuostabų partnerį. Bareikį. Aš iš pradžių galvojau, kad Bareikiui, kaip čia pasakyti, jis toks geras aktorius, toks įdomus, toks jaunatviškas, toks įvairus. Aš jį gana gerai pažinojau. Kai mes sueidavom į sceną, aš nežinau, kažkoks stebuklas būdavo. Aš pamatau jo akis, susidurėm ir viskas. Tik dirbk. Pasitikėjimas absoliutus, 100%. O scenai iš partnerio sulaukti tokio pasitikėjimo, tai yra likimo dovana. Ačiū tau, Sauliau. Taigi tada buvo mada, kai eidavo į armiją kareivėliai, jie būtinai ateidavo į Modę atsisveikinti. Tai buvo mada, nes, kaip pasakoja. Ir eidavo tie jauni žmonės, kurie dabar mane sustabdo ir sako, buvau ten 14 kartų ar 8 kartus spektaklį. Skambutis buvo po kažkokio spektaklio, kažkokia moteris susirado mano telefoną ir sako, jūs žinot, aš po jūsų spektaklio pažiūrėjus, nebijau mirties.
Nu, viskas man milijonai sumokėti, man nereikia didesnių honorarų. 1984 metais, Liepos 1 dieną, įvyko rusų dramaturgo Viktoro Rozovo pjesės Brolis Alioša premjera. Pagal Fiodoro Dostojevskio romaną Broliai Karamazovai. Spektaklio režisierė Dalia Tamulevičiūtė, scenografas Adomas Jacovskis, kostiumų dailininkė Filomena Linčiūtė, kompozitorius Feliksas Bajoras. Suvaidinta 64 spektakliai. Tai Brolis Alioša tai buvo irgi toks spektaklis, kur visada toks, kokio noris, kad liktų paveikumas didelis publikai. Ir ten taip kažkaip tiesiog jausdavai, kai žmonėse kažkaip lieka didelė kažkokia tokia gėrio tokio užtaisas. Jinai maldavo manęs, kad aš įkalbėčiau jūs paimti šitos 200 rublių. Jūs taurus žmogus. Jūs paimsi. Man 200 rublių, man. Dieve. Aleksej Fiodoravičiau, pasakykite, štai jeigu aš paimu tos pinigus, aš nebūsiu niekšas. Aleksej Fiodoravičiau, juk aš savo mamytę ašgi išgydysiu. Aš savo dukrelę, kuprotą angelėlį, ašgi pagydysiu. Suprantat, buvo atėjęs daktaras. Jisai labai geros širdies. Hercenštubė, jisai jas 2 valandas apžiūrinėjo. Sako, aš nieko nesuprantu, bet vis dėlto jis vaistų prirašė. Ir vonias kojoms prirašė. Mineralinio vandens prirašė. Jie yra vaistinėje. Mūsų vaistinėje reikia išgerti 30 ąsočių. O vienas ąsotis kainuoja 40 kapeikų. Aš visus tos suprantate. Tos receptus ėmiau ir padėjau. Jūs norite, kad aš jums parodyčiau vieną fokusą. Norite? Fokus. Kokį fokusą? Fokusą. Tokį fokusiuką. Norite? Nesuprantu. Kokį fokusą? Štai. Štai jūsų pinigai. Aleksej Fiodoravičiau. Štai jūsų pinigai. Štai jūsų pinigai, Aleksej Fiodoravičiau. Štai matėte? Ką aš savo berniukui pasakysiu, jeigu už mūsų gėdą iš jūsų pinigus paimsiu. Jūsų pinigai. Štai jūsų. Paskutinis Rolando buvo spektaklis, paskutinės sekundės jo gyvenime. Mirtis scenoje. Jaučiu, dingo tekstas, kažkoks toks reiškia eina, mana kažkokia sulinkęs. Pasitiesiau, kiek galėjau Rolandą laikydamas ir duokit uždangą. Šita šita vieta, mūsų šitie rūmai, šita scena yra paženklinta žmogaus išėjimo bevaidinant vieta.
1985 metais gruodžio 300 dieną įvyko poeto Justino Marcinkevičiaus draminės apysakos Daukantas premjera. Spektaklio režisierė Dalia Tamulevičiūtė, scenografas Rimtautas Gibavičius, kostiumų dailininkė Marijana Brūnė, kompozitorius Faustas Latėnas. Suvaidinta 167 spektakliai. Amžinatilsį Justino Marcinkevičiaus Daukantą, kurį pastatė irgi Anapilin išėjus mano dėstytoja Dalia Tamulevičiūtė, kad faktiškai jisai buvo pastatytas pačiu laiku, nes jeigu dabar šiais laikais tektų kalbėti apie tos dalykus, kuriuos kalba Simonas Daukantas, būtų truputėlį sunkiau. Vaidinti buvo kažkaip taip, nesakau, kad lengva, bet buvo prasminga kažkaip. Mes vaidinom su Gediminu, mano broliu, o kitą porą Simoną Daukantą vaidino Vladas Bagdonas su Saulium Bareikiu. Aišku, paskui keisdavomės ir teko vaidinti su Saulium Bareikiu ir su, žodžiu, aš atsisėsdavau spektaklio pradžioj prieš atsidarant uždangai ir išbūdavau neišėjęs iki pat galo, iki pat Simono Daukanto mirties. Ir aš atsimenu, šiaip aš nemėgstu prietarų, turėjau kelis tokius kažkokius tai ženklus, kuriuo aš pradėdavau šitą spektaklį, jis buvo tikrai nelengvas ir aš galvojau, Dieve, Dieve, padėk man perplaukti šitą didelį ežerą iki galo. Mačiau Vilnių šaunų miestą, seną mokslų gyvenimą, nuo žemaičių beapsėstą ir jų tikrą sutarimą. Šlovė visus sujudino, gera tėviškei daryti ir amžiai pagadino, čėsas yra sutaisyti. Man galbūt truputėlį buvo sunku, jeigu kalbant apie mano vaidmens traktavimą, Simono Daukanto truputėlį, tas malonybinis, mano supratimu, nelabai tas malonybinis Suvalkijos poeto ir dainiaus Justino Marcinkevičiaus, tas labai toks mažorinis kreipimasis, tai kepurėlė, tai motušėlė, tai knygelė, tai visi tie tokie malonybiniai žodžiai, mano galva nelabai kartais, čia mano subjektyvi nuomonė, nelabai tiko tokiam stipriam žemaičiui, kaip Simonui Daukantui. Na, šiaip tai buvo toks spektaklis, po kurio būdavo kažkaip tai tikrai kurį laiką kažkokia kaip po išpažinties, po ostijos bažnyčiai. 1976 metais, gegužės 9 dieną, įvyko dramaturgo Sauliaus Šaltenio pjesės Škac mirtie visados škac premjera. Spektaklio režisierė Dalia Tamulevičiūtė, scenografas Galis Klyčius, kompozitorius Giedrius Kuprevičius. Suvaidinta 192 spektakliai. Abi Dalios, Dalia Overaitė ir Dalia Storik, pasiūlė
pasiūlė daryti ištrauką iš Riešutų duona Šaltenio apysakos. Ir jos padarė su Arūnu, man atrodo, tokį pradžią ištrauką. Po to nutarė, kad galima iš to plėsti ir daryti spektaklį. Taip kreipėsi į Saulių Šaltenį ir atsirado šitas spektaklis. Patys tikriausiai padegė, dabar pasityčiot ateina. Aš nespadėgiau, tamsa Kaminskį arba labai girtas sapojau. Ojojojoj, kasgi daugiau, jeigu ne jūs? Senelį, o kaip tu padegiai? Ką? Tvartą. Tu degtukais ir žibalo lakai. Seneliai ir senelės, šiandieną pas jūs svečiuose pavyzdinis Raikov sąjungos pučiamųjų orkestras, kuriam vadovauja visiems mums labai gerai žinomas ir visų karštai mylimas kultūros namų direktorius Antanas Šakas. Paganinas. Andriu, ko tu čia ieškai? Pažiūrėk, kapeiką radau. Pamanyk tik tai, aš galvau, kad tu čia kažką. Jeigu nori, gali paimti. Iš kur toks geras atsiradai, papirkti nori? Neišdegs. Aš esu titnagas. Titnagas. Andriu. Jeigu pavyzdžiui nori žinot, mano tėvas pats pilną maišą pinigų turi. Mes batus siuvam. O jūs sukčiais timpančias karves pardavinėt, o paskui dar smuikai šiepė. Jūs patys sukčiai. Patys sukčiai. Jūs patys sukčiai.